Fantastiški žiedai, labai gražus vaizdas. Taip, dar vienas pasiūlymas tiem, kas mėgsta, kas yra įsimylėjęs gėles. Kas yra įsimylėjęs begonijas, žino, apie ką aš kalbėsiu. Tie, kas nėra bandę begonijų, noriu pasakyti, kad auginkite jas, jos be galo gražios gėlės. Štai matote, jų gali būti labai įvairių. Gali būti svyrančių, gali būti stambiažiedžių, krūminių begonijų. Puikios gėlės vasaros vazonams, ypatingai svyranti forma. Gali būti tuščia viduriai žiedai, gali būti pilna viduriai žiedai. Štai aš laikau rankose pilno vidurę. Pažiūrėkite, kaip puikiai šitie rausvi žiedeliai kontrastuoja su tamsia lapija, nes begonijų grožis yra ne tik pačiame žiede, bet ir jo lapuose. Tai, ką aš šiandieną rodau, tai yra gėlės pasodintos iš gėlių svogūnėlių. Svogūnėliai buvo pasodinti ankstyvą pavasarį namuose, vėliau pasibaigus šalnoms begonijos yra pernešamos į lauką. Tai yra gėlės, kurios nejautrios šalnoms, tai reiškia, jos į lauką išnešamos po šalnų ir jeigu taip gausiai žydi, tarkime, prie šalnas, galima jas pernešti ir į terasas, uždaras terasas. Mėgiamiausios yra svyrančios begonijos, bet pasižiūrėkite, koks grožis yra ir stambiažiedžių begonijų, krūminių begonijų, kurios irgi dauginamos gali būti svogūnėliais. Ypatingai populiarios ir mėgiamos ir vertinamos gėlininkų yra dvispalviai žiedais. Na, tie žiedai tiesiog yra kelių spalvų, šita yra rausva, netgi žiedeliai karpyti. Ir ką daryti su begonijomis, kai jos nustoja žydėti, kai ateina ruduo, bereikia iškasti tą svogūnėlį, kuris augo ir pasilaikyti jį iki sekančių metų ir vėliau vėl sodinti. Tai yra gėlė, kuri skirta auginti ne vienerius metus. Įsigijote vienerius metus, išsaugokite svogūnėlį. Ir dar kalbant apie begonijas, ypatingai šitos smulkiažiedės, vyrančios begonijos gali puikiai papuošti ne tik tai jūsų aplinką, bet ir jūsų patiekalus. Žiedeliais puošiami konditeriniai gaminiai, puošiami stalai, puošiamas maistas, gėlės nėra nuodingos, žiedai nėra nuodingi ir puikiai atrodo netgi ir maisto dekoravime. O dabar, Liucija, mums labai svarbu jūsų patarimai, kaip tas gėlės pasodinti, kaip tinkamai pasodinti, kaip joms dirvą paruošti, nes nuo to priklausys, ar bus tokie gražūs rezultatai, kaip ką tik matėme vaizduose iš bandymų laukų. Iš ties aš noriu pasakyti, kad gėlės reikalauja priežiūros ir reikalauja papildomų mūsų pastangų, kad tie žiedai būtų tokie gražūs. Ir ką aš norėčiau pasakyti, tai norėčiau paminėti kaulų miltus, labai senai žinoma ir vertinama organinė trąša, kurią reikėtų naudoti sodinant kardelius ir jurginus. Ir tiesiog kaulų miltais pagerinti dirvą, įterpti į dirvožemį, į 1 kvadratinį metrą 50-100 gramų pilasi ir sumaišyti dirvožemį ir tada sodinti į norimą vietą jurginus ir kardelius. Ir džiaugtis tais gražiais žiedais ilgesnį laiką, kaulų miltų poveikis, jie lėtai tirpstanti trąša, kurioje yra fosforo ir kalcio ir mūsų žiedai bus tikrai labai gražus ir dideli ir spalvingi. Dar gėlėm kaulų miltai turi tą pliusą, kad žiedai yra ryškesni ir labiau atsiskleidžia ta jų graži spalva, tai todėl kaulų miltai. O kalbant apie tas gėles, kurias reikia sodinti į vazonus prieš išnešant į lauką, tai apie begonijas, ta gražuolė begonija užaugo naudojant žemę su perlitu, į kurią galima sodinti ir kanas. Tai perlitas yra natūrali vulkaninė uoliena, vėlgi organinė žemė. Štai taip atrodo. Tokias baltas granulytės, jei rasite, tai žinokite, kad perlitas. Ir perlitas labai teigiamai veikia ir gėlės, visas vazoninės gėlės, visas gėlės, kurias mes auginame laveliuose, absorbuoja ir atiduoda augalams drėgmę. Ir dar viena perlito didelė labai yra nauda ta, kad pasodintos žemėje su perlitų gėlės yra atsparios nepalankioms temperatūroms. Tarkime, jeigu mes turime šaltį, tai su perlitų žemėje pasodinti laveliai pas mus netokie jautrūs šalčiai. Tai tiesiog noriu dar kartą pasakyti, kad tos gėlės yra labai gražios, bet jos reikalauja papildomų priemonių. Tai yra kaulų miltų,
sodinant į lauką, ir jei sodinate į vazonus ar lovelius, žemė su perlitu tikrai leis turėti tokius gražius žiedus. Ar šios žemės, Liucija, tinka tik tai vazonams, ar galime mes ir lysvėse pagerinti, pakeltas lysvės, ar Be abejo, mes galime pakeltas lysvės, vėlgi naudos lieka tos pačios. Perlitas apsaugo mūsų dirvožemį nuo perdžiūvimo, jei, kaip žinote, dirvožemis drėgnas, geriau pasisavinamos trąšos, kvadratinio metro lysvėse, balkonų lavelės, persodinant daigus. Tiesiog žemė su perlitu turi labai daug naudų. Pavasaris jau sparčiai ateina į mūsų kiemus ir įkvepia naujiems pasirinkimams, naujoms idėjoms, ką auginti sode, darže ar gėlyne.